Sveiki bičiuliai, sveikinuosi šiandieną su jumis iš savo garažo ir noriu pasveikinti visus su prabėgusiam šventėm, gražiausiam turbūt metų šventėm. Tikiuosi, kad gavote jūs daug dovanų, aišku, dovanų gavau ir aš savo pasidariau, didelę dovaną, su kuria noriu su jumis ir susipažinti. Ką aš čia turiu, to jau mes ir pažiūrim. Aišku, aš jau šitą dovaną truputėlį padirbėjau, šiokį tokį jau turiu savo šiokią tokią nuomonę, todėl šiandien, kam įdomu, įsitaisykit patogiai, vaizdo įrašas bus ko gero visiškai netrumpas. Gerai, atidarau ir ką mes čia turim, bum bum bum, iš vaizdo įrašo jau pavadinimo supratot, ogi pjūklą Makita, diskinį pjūklą, kuriuo pagalba galim pjaustyti visokius gerus dalykus ir naudotis dar mažą tokio pjūklų, nusipirkti liniuotę. Aišku, aš tą ir padariau. Ne liniuotė, o kreipiančioji. Ir komplekte taip pat yra dar viena kreipiančioji, kurią aš turbūt nesinaudosiu, bent jau artimiausiu metu. Čia liko dokumentai, viskas dėžę galim šauti į šoną, nudrėpti, tegul jinai čia kažkur tai laikinai pagyvena. Na, o dabar pirmas garsas. Gražiai veikia, akumuliatoriaus komplekte nėra, modelis HS 004G. Na, o dabar greičiau ateikit arčiau, susipažinsime su pačiu pjūklu. Štai mūsų pjūklas, tai pirmiausia greitai papasakosiu apie apšvietimas. Apšvietimas veikia paspaudus mygtuką, bet nepaleidus pjūklo, po 10 sekundžių apšvietimas išsijungia. Taip, jeigu paspaudžiame, taip pat po 10 sekundžių jisai atsijungia. Na, dabar aš turbūt bėgsiu greitai per techninius parametrus, tai kad nebūtų kokių stebuklų, tai iš sykio išimu akumuliatorių. Taip. Ai, tarp kitko, iš sykio parodau. Apsauga kokia veikia, jeigu mes užfiksuojam mygtuką, taip, ir įdėsim akumuliatorių. Truputėlį nepatogu man su kairė ranka. Štai, matom, lemputė žiba, o pjūklas pats nesisuka. Atleidžiam, dar kartą. Viskas, pjūklas veikia. Gerai, toliau keliaujam. Atjungiu akumuliatorių, kad būtų mums saugiau. Kasgi yra komplektacijų? Komplektacijų buvo siurblio pajungimas, antgalis, adapteris, taip. Diskas Makitos, labai svarbus dalykas, yra Makitos diskas ir dar parodysiu vieną įdomų dalyką. Rakto reikalingas raktas gali būti 13 mm arba šešiakampis, kuris štai gyvena čia, yra 6 mm. Šitoje vietoje yra klavišas, kurio pagalba fiksuojame variklį ir tada atsukam. Vat štai taip. Dabar lengviau bus. Taip. Nuimu diską. Diskas, labai geras firminis Makitos diskas, 24 dantis, vidinė skersmuo yra skylės 30 mm, išorinis yra 190 mm. Rašoma, kad galima dėti 185 mm diskus. Kol kas į šoną. Ir dabar atvažiuoja pats pjūklas. Pjūklas turi štai tokį dalyką dar gerą. Nuimam šitą daiktą, planšaibą, nežinau kaip vadinasi teisingai. Vidinis gali būti skersmuo 30 mm, apverčiam, kitoj pusėje gali būti 20 mm. Naudinga, manau, informacija. Šitą daiktą grąžinam atgal. Gerai, dabar pastatau atgal diską, surenku ir tada keliausime prie kitų parametrų. Ir raktą grąžiname į vietą. Raktas dedasi štai šitoje vietoje prie akumuliatoriaus netoli. Manau, kad jums puikiai matosi, va ten yra
lizdas, įkišam raktą ir komplektai jisai čia gyvena. Taip, diskas reguliuojasi, aukštis, irgi štai yra čia klavišas, mes tiesiog pakeliam, atleidžiam ir mūsų diskas pasikelia. Taip, nuleidžiam platformą ir diskas visas ir užfiksuojam. Kitoje pusėje yra dar viena rankenėlė ir šitoje pusėje yra rankenėlė. Jas atleidus galėsim pasirinkti disko kampą. Tai labai darosi paprastai, šitaip. Kampų fiksuotų yra tik tai dvi padėtys, tai yra 48 laipsniai arba 45. Apačioje 45 laipsniai, grįžtam, 48. Ir užfiksuojam rankenėlės, 0 laipsnių. Toliau, kas yra patogu, kad variklis nestyro virš mūsų platformos, taip, labai patogu, mes galim netgi kokią nors savadarbį liniuotę naudoti, variklis niekada nekabins mūsų kreipiančiosios. Kas dar įdomiaus yra šitame pjūkle diskiniam, tai galingumas perskaičiu, kad yra 1300 vatų. Įtampa akumuliatoriaus yra 40 voltų, apsisukimai disko yra 6000, taip pat jis turi Bluetooth'ą, jeigu būtų pas mus siurblys su Bluetooth jungtimi, tai paleidus įrankį pasileistų automatiškai ir siurblys. Tokio siurblio aš neturiu, tai jums negaliu ir pademonstruoti. Taip pat yra dar viena kontrolinė lemputė, kuri štai randasi čia. Tai yra geras dalykas, jeigu lemputė nežybsi, tiesiog nedega, tai reiškia, kad diskas, tiksliau įrankis dirba laisvomis apsukomis. Jeigu lemputė dega žaliai, tai reiškia, padidinta yra įrankio galingumas. Ir jeigu jis jau mirksi, tai reikia stabdyti arklius, nes jau per didelė apkrova yra įrankiui. Na, čia turbūt viskas labai elementaru ir paprasta. Kitus techninius parametrus jau jūs rasite mano vaizdo įrašo aprašyme. Jeigu dar kažko nepaminėjau, tai galbūt svorį galiu pasakyti. Svoris yra apie 3,7 kg. Nu, akumuliatorius mano yra 8, tai pakankamai sunkus, tai bendras svoris mano bus virš 4 kg. Nu, o dabar turbūt eikime prie testo, pamėginkime ką nors atpjauti. Štai parodysiu, kaip atrodo liniuotė, kreipiančioji. Kitoje pusėje yra grioveliai, į kuriuos įsistato spaustuvai, tai parodysiu. Spaustuvai štai taip atrodo. Tai tuo įdėsiu spaustuvą. Dauguma iš jūsų gal ir žinot ir naudojotės. Na, štai taip. Vienas spaustuvas taip statosi. Kitas spaustuvas statosi štai šitaip. Taip. Ir mūsų ruošinys tiesiog prisispaudžia šitoje vietoje. Na, dar neparodžiau pačio pjūklo, kelių įdomių dalykų, tai tuo jau parodysiu. Taip pat turi pjūklas dvi rankenėlis, tai čia liniuotės kreipiančiosios laisvumą reguliuoti ir čia yra spynelė. Tai mes tuo pradėsime pjauti ir aš jums parodysiu, kaip viskas čia veikia. Nu, tai štai šita rankenėlė ir ten dar viena prieki rankenėlė atsako už laisvumo judėjimo pjūklo ir čia yra šitas užsegimas, kuris fiksuoja pjūklą ant liniuotės. Gerai, dabar statau akumuliatorių, prijungiu siurblį ir bandysim atpjauti gabalo ąžuolo 6 cm storio. Tai ką, važiuojam? Na, žiūrėkit, bičiulį, atpjoviau tokį ploną 6 cm
švarus pjūvis, kaip iš po obliavimo staklių. Puikus įrankis, labai džiaugiuosi aš juo. Tai ką, šiam kartu tiek. Visiems ačiū, kurie buvot kartu. Laukit naujų vaizdo įrašų.